mums vyrams šis kalėdinis laikotarpis yra be galo pavojingas sveikatai. Ne todėl, kad mes valgom, kas papuola, ne todėl, kad išgeriamas pakankamas kiekis alkoholio, kartais nepakankamas ir jo tęsiasi vis daugiau ir daugiau paieškos, bet žiūrėkit, tai yra laimės džiaugsmo periodas, kada mes išleidžiam daug pinigų, kada mes rūpiname savo artimaisiais, kada švenčiame plačiame draugų rate. Po švenčių ateina depresijos periodas. Pasidalink šio video su draugu, jam irgi tai gali būti aktualu. Todėl tas laikotarpis, kada mes pasijuntam vieniši, kada mūsų sveikata šiek tiek sušlubuoja, atsiranda depresija. Atsiranda perkrova centriniai nervų sistemai. Centrinė nervų sistema perduoda signalus į periferinės nervų sistemas. Šita vieta, šitas periodas yra pavojingas mūsų vyriškai sveikatai, mūsų erekcijai, mūsų potencijai, mūsų prostatai. Todėl, kad bet kokia nesveika dieta, riebi dieta, daug alkoholio, patirtas stresas, o kalėdus tai yra ne tik džiaugsmas, bet ir stresas prieš kalėdinis laikotarpis, o po kalėdinis laikotarpis, kaip ir minėjau, po to, kad tu pasijunti praktiškai vienišas, o daugelis pasijunta ir su mažesniu pinigų kiekiu, kaip gyventi, kaip daryti, o čia dar artėja nauji metai, todėl vyrai šį laikotarpį geriau praleisti ramiai, truputėlį nusiraminti, atsipūsti, pagalvoti, ką daryti ne taip, o jeigu nori sužinoti, kaip atstatyti savo sveikatą, būtinai parašyk man į Telegramą arba kur nors kitur. Profilio aprašyme rasi begalę kontaktų, kaip susisiekti su manim. Laukiu tavo žinutės.